Minimaliai invazyvi chirurgija tai yra tokios operacijos, kurios yra atliekamos per labai mažus pjūvius, naudojant specialią kamerą ir smulkius instrumentus. Ir jeigu kalbam apie pilvo ertmės minimaliai invazyvias operacijas, tai jos yra vadinamos laparoskopija. Esminis skirtumas, kad vietoj vieno didelio pilvo sienos pjūvio mes atliekame kelias mažas įpjovas ir jų dėka galime apžiūrėti visą pilvo ertmę, visus pilvo ertmės organus ir atlikti tam tikras manipulacijas. Didžiausias privalumas šių operacijų yra maža chirurginė trauma. Vadinasi, gyvūnas jaučia daug mažiau skausmo, yra mažesnė rizika infekcijoms ir automatiškai mažesnė rizika komplikacijoms. Ir savo praktikoje tikrai pastebime, kad pacientai, kurie atkeliauja būtent laparoskopinėms operacijoms, į savo kasdienybę, į savo kasdienį normalų elgesį grįžta daug greičiau negu po tradicinių atvirų pilvo operacijų. Kas liečia chirurgo pusę, laparoskopija turi didžiulį privalumą, kadangi vaizdas, kurį mes matome ekrane, kurį perduoda kamera, jisai yra padidinamas netgi nuo 2 iki 15 kartų, tai galime įsivaizduoti, kaip tai mums padeda greičiau aptikti net ir mažiausius pakitimus organuose ir jeigu reikia imtis tam tikrų veiksmų, tai tarkim paimti biopsijos mėginius ir gauti tikslę diagnozę, kas yra pacientui. Kalbant apie pačią laparoskopiją, apie procedūras, drįsčiau teigti, kad prieš keletą metų Lietuvoje tai tikrai buvo retenybė. Dabar galime džiaugtis, kad tikrai yra kitaip ir šiai dienai atliekame nemažai procedūrų. Tai aišku, dažniausios tai yra patelių kastracijos, taip pat šaliname nenusileidusias ir likusias pilvo ertmėje kriptorchines sėklides patinams. Galime atlikti gastropeksiją, tai yra skrandžio tvirtinimą prie pilvo sienos ir tai yra ypatingai svarbu atkreipti dėmesį didelių ir gigantinių veislių savininkams, jog šią operaciją galime atlikti kaip prevenciją skrandžio susukimo atvejams. Taip pat galime pašalinti tulžies pūslę, limfinius mazgus, prieinkstinę liauką, inkstus ir laparoskopiją mes galime naudoti ne tik tais gydymui, bet ir diagnostikai. Tai tarkim per tą mažą 5 mm pjūvį mes galime, kaip minėjau, apžiūrėti visą pilvo ertmę. Jeigu matome pakitimus, imame biopsinę medžiagą. Ir kolegos diagnostai, tarkim, atlikę pilvo ultragarsinį tyrimą, aptikę kažkokį pokytį tam tikrame organe, tikrai dažnai atsiunčia laparoskopinėm biopsijom šiom procedūrom ir manau, kad jie džiaugiasi galėdami tą daryti, atsiųsti būtent laparoskopijai, kadangi jie supranta kaip specialistai, kokia tai yra maža intervencija ir maža trauma pacientui, bet kokia didelė nauda, nes mes paėmę mėginius žinome tiksliai, kas pacientui yra. Minimaliai invazyvi chirurgija reikšmingą pokytį turi, kalbant apie žaizdų gijimą, kadangi jeigu turime mažą pjūvį, vadinasi, tai yra labai mažas audinių traumavimas, vadinasi, tie pjūviai gyja daug greičiau, gyvūnas jaučia daug mažiau skausmo, daug mažiau streso, greičiau pradeda judėti, reikia netgi mažiau nuskausminamų vaistų dažniausiai, o visa tai reiškia, kad pacientas daug greičiau grįžta į savo normalų gyvenimo ritmą.